Naudotas japoniškas traktoriukas Mitsubishi MT265. Tai reiškia, jisai turi 26 arklio galias, variklis 4 cilindrų dizelinis, 4 ratais varomas, su paletintom pavarom, su reversu, su darbinio veleno įvairiais greičiais, turi galinių ratų blokavimo funkciją, su hidrauliniu vairo sprintuvu, tai reiškia vairas valdomas netgi su hidrauliniu cilindru. Šis traktoriukas originaliai sukomplektuotas su kabina. Kabina ir šildoma, ir šaldoma, reiškia traktorius turi ir oro kondicionierių. Variklis 4 cilindrų, dizelinis. Va, kaip matom, su oro kondicionierium. Oro kondicionieriaus siurblys. Taip pat traktorius su vairo sprintuvu, tai va čia vairo sprintuvo hidraulinis siurblys. Kitas siurblys hidraulikos pakelimo, tai yra galinių traukių. Vairuotojo patogumui yra reguliuojamas vairas. Galima nusistatyti pagal savo patogiausią padėtį darbui, žemiau, aukščiau. Man taip labai patogu. Šis traktorius turi 4 pagrindinės pavaras. Taip pat turi palėtintas 4 pavaras. Tai jau mes turim 16 skirtingų greičių. Ir visais tais bet kurio be jungtų galima važiuoti su reverso pagalba ir pirmin, ir atgal. Darbinis velinas turi tokią funkciją, kad bet kuri pavara, kuri bus įjungta, galima ją sukti į priešingą pusę. Tai yra darbinio velino reversas. Kabinos oro temperatūros valdymui yra oro kondicionieriaus sistemos valdymas, kur galima nustatyti šiltą, šaltą, pūtimo intensyvumą, šaldymo intensyvumą ir nukreipti norimą oro srautą, norimą pusę. Priekiniai traktoriaus ratai 16 colių. Galiniai tuo tarpu jau didesni, tai jie yra 24 colių. Kadangi traktorius yra varomas visais 4 ratais, tai priekinį tiltą, priekinius ratus galima išjungti, važiuojant kažkur trasoje, tokią funkciją jisai turi. Atjungiam, jeigu norim važiuoti tik tai galu varomu. Šis traktoriukas iš Japonijos atvyko be frezos, tai yra be jokio papildomo padargo, bet pagal poreikį galim sukomplektuoti ir su žemės dirbimo freza, ir su žolės smulkintuvu, ar su vejaku, ar dar kitokiu padargu pagal jūsų poreikį. Jeigu domina traktoriuko kaina, komplektacija, įsimokėtinai pirkimo sąlygos, galimybės, tai visą tai galima sužinoti paskambinus nurodytu telefonu, parašius elektroninį laišką arba tiesiog atvykus pas mus į vietą.